Birželio sukilimas buvo lietuvių aktyvistų fronto vadovaujamas sukilimas atkurti Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjęs 1941 metais, Birželio 22 dieną, nacių Vokietijai užpuolus Sovietų sąjungą. Sukilėliai sudarė Lietuvos laikinąją vyriausybę. Kovos su besitraukiančiais Raudonosios armijos daliniais ir komunistų aktyvistais vyko ne tik Kaune, bet ir Vilniuje bei visoje Lietuvoje, taip pat ir Pabradėje. Birželio 23 dienos sukilimo kovos Pabradės krašte. Tai Lietuvos istorijos dalis, kai 1941 metais žmonės aktyviai priešinosi sovietų okupacijai. Pabradė tapo svarbiu sukilimo epicentru, kur vyko ginkluotos kovos ir buvo siekiama atkurti nepriklausomybę. Šiandien mes atvykome iš Švenčionių rajono Pabradės miesto Senąsias Bajorėlių kapines. Metais mūsų Pabradės rytų gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais išreiškė pagarbą Lietuvos kariams, žuvusiems už tėvynės laisvę, tvarko jų kapus bei uždega žvakutes. Mano senelis, Lietuvos kariuomenės majoras Vladas Vaitkus, už atsisakymą vykdyti sovietinių okupantų įsakymus 1941 metais, Birželio 23 dieną, nušautas Pažeminės karo stovykloje. Palaidotas su kitais 8 tarnybos bičiuliais Pabradės Senosiose Bajorėlių kapinėse bendrame kape. Jo žmona, mano močiutė Kazė Ingelevičiūtė Vaitkienė, buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kėdainių skyriaus pirmininkė. Liko našlė su 2 paaugliais berniukais. Tėtis Rimgaudas Vaitkus 1954 m. rugsėjo mėnesį su studentais varu išvarytas į talką Pasvalio kolūkiečiams. Už kalbas apie tai, kad Lietuva anksčiau ar vėliau vėl atgaus nepriklausomybę, beveik negyvai užspardytas ir sovietinių okupantų pakalykų paverstas absoliučiu invalidu, kai buvau vos 5 metų vaikas. Miesto kapinėse Lietuvos kariuomenės kariams sukilėliams žuvusiems 1941 metais, Birželio 23-28 dieną pastatyta koplytėlė, prie kurios yra palaidoti leitenantas Kazimieras Adolfas Petrulis, eiliniai Antanas Matiukas, Eduardas Vaišnys, Pranas Gražinskas, Vaclavas Venskus bei sukilėlis partizanas Marcelis Jasunkaitis. 1998 metais, rugsėjo 19 dieną, šiems kariams sukilėliams pastatytas kenotafas. metų Birželio 23 dienos sukilimas, Lietuvos valstybės atkūrimo deklaracijos paskelbimas, Lietuvos laikinosios vyriausybės sudarimas paneigė sovietų sukurtą mitą, jog Lietuva savo noru įstojo į Sovietų sąjungos sudėtį. Bet kokia kova už laisvę - tai tarsi pamoka, kurioje mes mokomės, kaip svarbu pasirinkti teisingą kelią. Žuvusių sukilėlių patriotizmas ir pasiaukojimas įkvepia mus bei motyvuoja savo žinias, gebėjimus naudoti tėvynės klestėjimui, jos puoselėjimui ir garsinimui pasaulyje, prisimenant ir pagerbiant kovotojų už laisvę atminimą. Taip mes galime jiems padėkoti ir skleisti žinią, kad jų mirtis vardant tėvynės nebuvo beprasmės. Mes gyvename ir norime gyventi laisvoje Lietuvoje.